O tai ar nepadės jie kada? Tai va, ir tada supranti, kad tu pats turi gilintis, eiti ir domėtis. Šį vakar ta tokia tema praktiniai patarimai šventėms, bet ir ne tik. Eikim į diskusijas, jeigu turit klausimų, pasidarykim tokį naudingą diskusijų klausimų atsakymą, ne vakar. Jeigu kažkur kažkas iškilo klausimas, klauskit, ko mes paprastai nedarom per renginius, bet aš noriu, kad tas mūsų paskutinis šių metų renginys, jisai būtų toksai praktinis, jum maksimum naudingas, tai kad ir to šventės praeitų puikiai, gerai. Ir toksai klausimas, ar yra ryšys tarp maisto, ką mes dedam į burną, tarp žarnyno, smegenų ir barankų, kurios kaupiasi. Jo, tai yra tiesioginis ryšys. Ir būtent ką mes valgom, ką mes dedam į save, ypatingai artėjant šventėm, turi būti to sąmoningumo, ką mes į save įdedam. Vėlgi, aš kaip visada sakau, aš nesu iš tų, kad negalima jokių saldumynų, negink Dieve vyno taurę, tai yra blogis ar dar kažkas. Jeigu tu nori tos vyno taurės, ar tu nori to pyrago, ar tu nori to šokolado, tu paimk jį ir suvalgyk, nes jeigu tu jo nevalgysi, o sėdėsi, stresuosi, seilės tys kaip buldogui, tai bus organizmui daug didesnė žala čia iš tikrųjų, nes tada yra stresas, o stresas kelia uždegimą. Tai ta šokolado ar pyrago gabalėlis, jisai nepadarys tokios žalos, kiek žalos gali padaryti tas nuolatinis sėdėjimas, va, ypatingai prie šventinio stalo strese. Bet jeigu jau valgot pyragėlį, valgykit ir mėgaukitės. Ir čia yra iš tikrųjų įrodyta, čia ne tai, kad mūsų vien tik tai pasąmonė, čia realiai iš tikrųjų taip ir yra, nes mūsų mintis labai daug ką įtakoja. Apie dietas, dieta iš tikrųjų iškreiptas tas žodis yra, nes dieta tai yra mūsų apskritai mityba. O žmonės dietą supranta viskas, tai yra badavimas, kažko išmetimas, kažko išbraukimas iš raciono arba iš vis nevalgymas. Ir dietos jos duoda rezultatą. Ane, va šventėm paėmėm, pasikūdinom, nevalgėm, susimažinom kalorijų, ten gal laisvinamųjų pagėrėm, išsividuriavom, skysčius išsivarėm. Biškelį centimetrai sumažėjo, bet per šventės taip pat sulupom gerai tų pyragų, tai po švenčių, atėjant vasarai, naudimkės veržė. Tai iš tikrųjų mes visada, kada kalbam, ir aš jau daug metų irgi kiek kalbu apie tą svorį, nes aš pati turėjau problemų su viršsvoriu, tai žinau, ką tai reiškia, tai kada tu pats stresuoji, kada kompleksai tam tikri, nes tai irgi per psichiką trenkia. Ir ta savijauta ir tie patys sąnariai kenčia ir taip toliau, bet dietos neveikia. Dietos jos tam kartui, bet paskui kraujotaka, hormonai, visa virškinimo sistema, nervinė sistema, jinai dar labiau išsibalansuoja, tada prasideda dar daugiau problemų, ypatingai apie menkos, jeigu laikosi. Pirmiausia, ką mes ne tik per šventę, apskritai kiekvieną dieną mes turim iki minimumo, kiek išeina jau apriboti tą cukrų. Tai reiškia, kad pyragėlį kaip pyragėlį, ne mūsų, pavyzdžiui, mažoji dukra labai mėgsta irgi namuose kepa, kartais ten gali paimti kažkokį tą pakaitalą, įdėti, nors tie pakaitalai irgi žiūrėkim, nepirkim kur ten ale be cukraus ar gėrimai be cukraus, bet jie yra saldus, tie pakaitalai yra 100 kartų baisesni negu tas pats cukrus. Bet ta prasme, to pačio cukraus kaip stevija, ne kaip datulėm, bananais galima pasisaldinti. Bet esmė, gerkim kavą be cukraus, gerkim arbatą be cukraus. O turim medaus, šiek tiek medaus irgi nereikia perduoti. Tai va, išmintingai pasižiūrėti, kad ir paprastas pavyzdys. Perkam duoną. Čia yra kelios etiketės duonų, pavyzdžiai. Ir pasižiūrėkit, yra duona, kur cukrų visada žiūrėkit ne kiek tik angliavandenių, žiūrėkit kiek ir ląstelienos yra, bet ir kiek cukrų. 0,7 gramo 100 gramų. Toliau yra duona 4,6 gramo 100 gramų. Čia irgi dar nėra blogai. Toliau 5,4 gramų. Dabar žiūrėkim. Čia mano, nežinau, gal yra tie logotipai, kokie pasikeitę, dar kažką aš esmę rodo. Čia yra iš seniau mano sufotografuotos skaidrės, nes aš pati visur irgi žiūriu. Cukrus 11,83, nors rašo rūginė duona, viso grūdo dalių, rūginiai miltai net 68, tos toksai gražus parašymas. Ir jeigu mes renkamės tik tai pagal gražų parašymą, pažiūrėkit, kokią mes dozę gaunam cukraus.
Tas pats, kas valgytumėm pyragą. Vat šičia prasideda tos didžiausios problemos. Tai į kokią duoną rinktis? Šitą iš tikrųjų ekologiška tamsi duona su 0,7 cukraus, jinai yra skani. Jeigu jau namuose nekepam, namuose jau pasireguliuojam, ne ir miltus kokius naudojam, ir cukraus kiekį sėdėti. Toliau, kodėl esu specialiai įdėjęs dar šitą etiketę ir pabraukus riebalus, nes jeigu pasižiūrėsim, čia yra su saulėgrąžom. Atsargiai su saulėgrąžom ir su moliūgų sėklom. Tiek saulėgrąžos, tiek moliūgų sėklos apskritai, jos yra riebios. Jos turi vasarį riebalų ir pasižiūrėkim, čia yra riebalų 0,1, ane? Jeigu bendrai žiūrėti 1,1, čia yra 2,4, čia 1,06, o čia yra 8,8. Riebalų mūsų mityboje irgi yra per daug realiai. Aišku, priklauso kaip gaminam, yra kas tik tai garuose, ten gamina ten gal ir trūkumas yra. Bent 90% tikrai yra per daug riebalų. Tai va, ir žiūrėkim, va čia yra mūsų kasdieniniai dalykai. Perkam vaikam. Reklamos yra gražios. Aš pirkdavau, kol nežinojau, kol nesidomėjau, tikrai pirkdavau, pasitikėjau reklamą, aktyviai, aktimėlis, čia ale žarnynų ir taip toliau, bet kai tu pradedi žiūrėti ir domėtis, va kodėl mes ir darom tos edukacinius renginius, nes mūsų tie renginiai yra edukaciniai, kad suprasti va tos paprastus dalykus, kiek šitame mažutyje yra kubelių cukraus. Tas vienas kubelis, man atrodo, yra 5 gramai. Kažkur buvau pasirašęs. Toliau sausainukai kūdikiams, čia šitoj dėžutėj. Kiek vat yra cukraus. Čiupačiupsas. Sultys. Košės, kur yra su skoniais, ar košės, ar jogurtai, varškytės, aplenkit. Nes jeigu paimti antrą pusę pasižiūrėti, kiek ten yra cukraus, jau nežiūrint, kiek ten tų uogų tikrų yra, bet vien cukrus. Toliau džiovinti, vėlgi bananai, pasižiūrėkim, jis iš savęs kiek turi cukraus, nereikia pridėti. Visi džiovinti vaisiai, jie yra kaip saldainiai, tai nereiškia, kad mes nusipirkom maišelį ir mes jį ritinam visą. Ne, va kiek gaunam cukraus. Toliau kečupai, irgi žiūrėkit, kada perkat ne kečupus, paprastą padažą, kur daugiausiai yra būtent pomidorų. Kubuš buteliukė yra beveik tiek cukraus, kaip beveik 2 plytelėse šokolado. Kubušą lengva ranka duoda, ne tėvai. Aš irgi daviau, aš nieko nesakau, kurie nežino, tai va todėl sakau, yra ta tikslas, dar ne viskas. Tikslas va parodyti tėvam, seneliam, kad sąmoningėtų, kad nepirktų šlamšto, čia yra šlamštas. Tai jau geriau tada šokoladų, nes vaikas 2 plytų tikrai nesuvalgys, bet kubušą jisai išgers. Arba jogurtą šitą, be problemų per dieną išgers visą tą patį. Be problemų. Pasižiūrėkim, cukraus yra lygiai tiek pat, kiek 4 plytose šokoladų. Kas geriau? Šokoladas ir tų 4 plytų tikrai nesuvalgys ir tas vaikas nesuvalgys. Bet čia, be cukraus, tai yra vėlgi tas pieniškas ir dar kai duoda pusryčiam ant tuščio skrandžio, žinau, kad yra tokių, kur duoda, tai yra viskas. Žarnynui paskiau sako, vaikas pastoviai snargliuojas, eina gleives, atsikosė ir taip toliau, todėl kad uždegimai vyksta, imuniteto nebėra, ligos ir panašiai. Tai va, iš tikrųjų turim būti sąmoningi tėvai ir seneliai, kadangi aš pati esu močiutė, man irgi tas aktualu yra, ką aš perku. Tai nereiškia, dabar mažam iš vis neduodu, dabar 6,5 metų, tai darėm advento kalendorių, įdėjom ten vieną kitą pamaišėm tą šokoladuką, nes aš žinau, kad tėvai jau duoda, bet jau žiūri, kad būtų sviestas, kad nebūtų palmių riebalai ir taip toliau. Pats geriausi užkandukai va Neolife batonėliai yra. Toliau, šampanai. O kokie ir saldainiai? Nepirk. Normaliai su tokia. Iš tų, kur yra iš eko skirelių, žiūrėk. Iš eko šokoladukai. Jo, tai tik iš tų, žinok, tegaliu rasti. Žiūrėk, kad būtų be palmių. Jo. Aš ėmiau grinai iš kūdikių skyrių. Kūdikių skireliai ten buvo toksai irgi, arba sausainukus, jeigu perkat irgi žiūrėti, kad būtų ne su palmių riebalais, o su sviestu. Jo, tai mes čia irgi etiketės, aš sakau, jau kur perki, žinai, jau visi perstudijuoja.
susidėt nuotrauką, sveikesnį. Gerai, čia idėja, Idėja, jo. Tai va, šampaną pirksim šventėm, ne? Žiūrėkim vėlgi, kokį perkam šampaną. Nepirks. Neolap šampanas, o pats geriausias šampanas. Bet, gerai, jeigu ir pirksim, pats geriausias, kur mažiausiai cukraus, tai yra Brut Nature. Ekstra Brut, jie neskanus, o Brutas dar, ir Brutas šiaip jisai geras yra. Ir nėra tiek daug cukraus. Bet jeigu imti saldų, pasižiūrėkit vienoj tauriai, kiek yra cukraus. Va čia aš. Ant butelių nerašo, kas įdomiausia, ant gėrimų cukraus nerašo taip kaip ant maisto. Nematysit, kiek yra parašyta, ar tas pats likeris būtų, ar ten, gal ant likerio kažkokia ten ta koncentracija rašo, bet pavyzdžiui, vynas, šampanas, ten dar panašiai, jie niekur nerašo. Tai va vėl turim būti sąmoningi. Aš irgi, kai ruošiausi, ieškoju irgi daug tų puslapių praėjau, kad vidurkį pasižiūrėti, bet praktiškai visur tas pats yra. Tai labai sąmoningai turim atsirinkti. Jeigu ir neperkam kažkur svečiuose esame, ne, vat yra šampanų, iš kokio rinkti. Faktas, kad Brutas arba Ekstra Brutas išmintingai. Coca-Cola įdėjau, nes labai mėgsta ir jaunimas, ir ne tik gerti, bet mėgsta ir suaugę daryti kokteiliukus. Bet pasižiūrėkim, kiek skardiniai yra cukraus. Vieną skardininkę, tai yra net ir vyrui, yra per daug pagal rekomendacijos per didelis cukraus kiekis. O vaikam jeigu perkam. Kodėl paskui problemos su oda, su nervinė sistema, su hiperaktyvumu, vėlgi tie patys kosuliai, pleiskanojimai, galvų, paslinkimai, tai yra uždegimas mergaitėm, pavyzdžiui, kada būna. O burbuliukai saldus, tai yra dar baisiau. Dar baisiau negu įsidėti cukrų tą patį į arbatą, nes burbuliukai jie eina į kraują, tai greitai ir per kepenis dar duoda. Vėlgi tie patys, sakykime, namuose saldumynai visokie kepkim, aišku, to cukraus mažiau galime įdėti, bet aš kaip sakau ir tėvam sąmoningiam būti, nes labai dažnai sako, mano vaikas nevalgiukas, nevalgo ir nevalgo. Pirmas klausimas, ar namuose yra padėtų užkandukų, tokių prabėgti užkąsti. Žiūrėkit, kas dažniausiai būna užkandukai. Tikrai ne kokios datulės padėtos ar riešutai, būna į tokių sausainėlių visokių, saldainėlių pridėtos saldaininės. Šitokių dalykų neturi būti. Vakar irgi atvažiavo Raselė su savo mažium, jis prie bliūdo, o datulė, imk, valgyk. Aišku, tai irgi yra saldu, bet tai nėra tas miltai, palmių riebalai ir dar cukrus. Tai va, toks, kada užkandukas yra, jokių problemų. Bet pasižiūrėkim, ką daro. Tai yra tiesioginis ryšys smegenys žarnynas. Žarnynas, valgom nesąmonės, uždegimas, iškreipia signalas į smegenis, iš smegenų vėl impulsas aš noriu. Ko aš noriu? Aišku, aš noriu arba burbuliukų saldžių, arba noriu pyrago kažkokio, arba saldainuko ir panašiai. Tai va, kodėl vaikai nebenori normalaus maisto, nes yra disbalansas čia ir jie jau grobia už to nesąmoningo maisto, už bulkų ir taip toliau. Bet pasižiūrėkim, mes kaip tėvai būdami, ką mes darom. Aišku, tai kelia priklausomybę, mes matom ir nuo vaikų. Žiūriu, kur tas žmogus šiandien, čia staučiai nėra. Labai šviesus tas žmogelis per vidurį. Priklausomybė, nervinė sistema išsibalansuoja, su vaikais yra daug sunkiau susikalbėti. Tai va tas toksai kaip ir hiperaktyvumas atsiranda. Tai va ta pati depresija ir nuovargis, nes jie turi pastoviai gauti dozę cukraus, kitaip nėra energijos, jie yra pavargę, automatiškai nervas. Kyla, aišku, rizika, tai yra ir diabeto, ir žiūrėkim, ir rūgštingumas, kepenim problemos, kalcis iš karto, nes rūgštėja organizmas, greitas sėdėjimas. Čia mes ir savo, aš kaip sakau, visada priminkim, kada darom kažką to tokio, ko nereikėtų, tai ką man tai duoda, aišku, viršsvoris nutukimas, alergijos, širdies kraujagyslių problemos, dantų problemos ir uždegimai ir onkologija. Tai nėra iš kažkur šitai, tai yra iš to pačio, ką mes valgom, kiek streso patiriam, ar pakanka organizmui tų priešuždegiminių maistinių medžiagų, ar jis susitvarko su tuo stresu. Ir
Vien tik tai paimti, pasisverti, pasiskaičiuoti pagal ūgį tą kūno masės indeksą, tai nelabai yra tikslinga. Aš kaip sakau, visada yra geriau pasidaryti kūno masės tą kūno kompozicijos analizę, nes jeigu žmogus yra, jisai raumeningas, jo KMI bus didelis. Tai va, vėl gali pradėti mažinti, o dažniausiai va, ką daro dietos, jos svoris krenta, bet raumenų ir vandens sąskaita. Čia yra pats baisiausias dalykas, ką mes su kūnu galim padaryti. Ir saugo taliją, visada saugo taliją, nes centrinis, va, tas pilvinis nutukimas, tai vat mato, tai yra metabolinio sindromo ypatybė, tai yra ir diabetas, širdies kraujagyslių ligos, tai yra jau didžiulė rizika. Tai vat onkologija netgi matot. Liemens apimtis turi būti mažesnė nei pusė ūgio. Tai va, grįžtat namo, žinot savo ūgį, matuoja taliją ir arba yes, arba ups. Yra lentelė dar tokia, irgi čia pagal mokslą paskaičiuota, tokia diagrama, tai va, sakykime, jeigu jūsų ūgis yra 1,70 m, kas čia svoris, ne, liemens apimtis, va, jeigu yra matuojam liemens apimtį liekniausiai vietoj, tai kokie 75, tai čia yra tobulai. Čia eina va tokia juosta, tik tai nesimato, jeigu norėsit kompiuterį galėsit pažiūrėti. Tai va, kur čia yra per daug, per kūdas irgi yra blogai, trinka hormonai, su nervinė sistema, vėlgi tai yra irgi medžiagų apykaitos sutrikimas, čia yra iki čia, va tokia žalia zona, tai yra labai gerai, čia jau geltona, jau neperlipti, čia jau yra negerai. Ir keli paprasti patarimai, vėlgi miegas, bet nieks už jūs nepamiegos, čia tik tai patys, čia yra sąmoningumas, kad iki 10 valandos rekomenduojama jau nueiti miegoti, nevalgyti 3 valandas iki miego yra rekomenduojama. Toliau pakankamai vandens, tai yra ir kad vyktų apsivalymas ląstelių, kad ir organai galėtų funkcionuoti, ir maistinės medžiagos įsisavinti, kad nedžiūtumėm, nes yra kam labai greitai pasimato ant odos arba galva pleiskanoja, kada trūksta skysčių, bet aš sakau, visada atsiminkim, mes ne tik išorė parodo, mūsų organai viduje irgi sausėja. Irgi ten vyksta problemos, jie nebegali funkcionuoti. Tai va, labai yra svarbu. Limfai irgi, kad gerai funkcionuotų, kad, kaip aš sakau, valytųsi pats organizmas. Žarnynas, tai yra praktiškai turim pradėti nuo žarnyno, turi būti sveikas, subalansuotas, jeigu kiekvieną dieną nevalgom raugintų produktų, mes turim papildyti gerosiom žarnyno bakterijom ir kokius mokslinius paimsim straipsnius, kažką visur kalbama apie tą patį. Ir, kaip sako, visų ligų gydymas turi prasidėti nuo žarnyno. Mūsų maistas turi būti pakankamai ląstelienos, maistas nepervirtas, nepertižintas, todėl tų daržovių rekomenduojama valgyti, nevalytų grūdų, kad būtų pakankamai skaidulų ir cukraus kiekis taip greit, kad nekiltų ir kad būtumėm sotesni ir bakterijom, kad būtų ko valgyti. Vaistai didina žarnyno pralaidumą. Ypatingai, kada apie hormoninę sistemą kalbėjau, kada yra jaunystėje vartojami kontraceptikai, o kontraceptikus gydytojai išrašinėja laisvą ranką, paskui yra tiesus kelias į žarnyno pralaidumą. Tai va, vėlgi pasižiūrėkime, jeigu kažkas turim kažkokių problemų, kokie hormonai yra vartoti. Nes tai išbalansuoja ir visą hormoninę sistemą, ir alergijos maistai, autoimuninės ligos. Nes, kaip sako, va, esu alergiškas arba netoleruoju, aš negaliu to valgyti, ir tu per laiką pradedi žiūrėti, kada tas žmogus, kada jis nieko daugiau nedaro, neatstatinėja savo žarnyną, per laiką jis vis daugiau negali įvairesnio to maisto valgyti, lieka vos ne ant vandens. Nu tai ne maistas yra blogas, tai yra tavo kiauras žarnynas, nėra bakterijų, trūksta jau fermentų virškinimui. Tai tvarkyk žarnyną, tada galėsi valgyti ir tą kruopą galėsi suvalgyti ir visai kitaip virškins. Vėlgi apie skaidulas jau sakiau, baltymai labai reikalingi, nes tai yra statybinė medžiaga kiekvienos mūsų ląstelės. Nenorim pradėti vysti be laiko, ypatingai jeigu mažinama, nesugalvojam svorį, tai va būtinai turi būti pakankamai aminų rūgščių. Praeitą dieną čia irgi konsultavau vieną moterį, irgi turi problemų, nevalgo mėsos. Ne tik mėsos, nevalgo nieko gyvūninės kilmės apie 20 metų, nebežinau, nesu jums pamiršti dabar, ne iš jūsų, ten klientė vienos buvo, bet tai palauk, visa hormoninė sistema išėjus iš rikiuotės,
D vitamino trūkumas, aišku, ne su to susiję, bet ir su to susiję, kada išsibalansuoja organizmas, žarnynas, ten tiek problemų. Sakau, tai gerai, klausimas, iš kur gauna amino rūgštis? Nu tai iš kruopų. Galim gauti iš ankštinių, bet jeigu visą spektrą amino rūgščių susirink, patikėkit, ten tu turi būti mokslininku, kad susibalansuoti ir nežinau, realiai, jeigu tu nevalgai sojos, ar įmanoma praktiškai tą padaryti su mūsų va čia regione turimom kruopom. Jo, Elvyra purto galva, iš tikrųjų neįmanoma yra, kad va, tu tiek susidėliotum, kad gautum visas tas amino rūgštis. Nes yra kai kurios, kurias mes turim gauti su maistu. Ir jeigu mes nevalgom tiek metų, faktas, kad viskas eina iš rikiuotės, nes tai pačiai skydliaukės veiklai yra reikalingas tirozinas, viena iš amino rūgščių. Tai vat visas organizmas, tai ir, pavyzdžiui, kas dirba su masažais ir daro masažus, tai vat grinai, va sako, pačiupinėjus, kai darai masažą žmogus, jis yra be raumenų, viskas palaida ten. Tai va vėl, kai pradedi klausinėti apie mitybą, tai va, kurie nevalgo gyvūninės kilmės ir ten panašiai tam tikrų dalykų, riebalo, kada trūksta, ta pati Irutė kažkada yra kalbėjus, sako, man užtenka perbraukti per žmogaus nugarą, aš iš karto matau, kad trūksta gerųjų riebalų, perdžiūvusi oda, trūksta amino rūgščių, viskas palaida, nėra raumenų. O raumenis vėlgi tai yra ir medžiagų apikai, tai yra mūsų geresnė, kada yra kuo daugiau raumenų, tai va, todėl negalima laikytis dietų, kad nekristų raumenis. Nes tada automatiškai ir medžiagų apykaita lėtėja, nes kuo daugiau raumenų, tuo daugiau kalorijų yra sudeginama ir ramybės būsena. Tai va turim palaikyti. Ir, pavyzdžiui, kada mes valgom baltymus, turi būti labai geras virškinimas, kad suskaidytų baltymai į amino rūgštis. Jeigu mums su virškinimu yra problemos, trūksta virškinimo fermentų, yra žarnyne disbalansas, nebus to gero ir suskaidymo, ir įsisavinimo. Tai va tas ciklas toks ir užsisuka. Apie paprastus angliavandenius ir cukrų jau kalbėjom, vėlgi, kad apsaugoti ir savo kasą ir tų riebalų nepriaugti. Raumenis priaugti yra gerai, kada sportuojam. Toliau valgyti daugiau gerųjų riebalų, nepakeičiamų, tokių kaip omega-3 mums reikia. Omega-6 irgi yra reikalingi, bet mes jų gaunam su maistu, tai omega-3 turim papildyti, kad tą balansą atstatyti ir mažinti uždegiminius procesus. Ir pavyzdžiui, yra daug tyrimų įrodančių, kad jeigu trūksta omega-3, tai yra ir svoris nekrenta, ne tik uždegimai vyksta, bet ir sunkiau krenta svoris. Ir pavyzdžiui, su vaikais kur buvo atlikti tyrimai, pas visus, kurie turėjo nutukimą, pas visus buvo mažas omega-3 riebiųjų rūgščių kiekis. Tai va tai yra labai labai svarbu, aišku, ir bendram organizmui, sveikatai ir mūsų smegenim. Tai nepraleisti pusryčių, vėlgi yra tyrimų, kad jeigu praleidi pusryčius su laiku, tai nebus, kad dabar nevalgo, kol jaunesnis esu, bet su laiku tai yra praktiškai 99%, kad jie turi polinkį į viršsvorį. Nes negalim, ir dėl sveikatos negalima, sakykime, dėl pačio virškinimo, to tokio, kada būna tos, kaip dabar tos vadinasi, kada daug valandų nevalgy didelį atstumai. Protarpinis badavimas, jo, ten kada būna 12 valandų, aš sakau, jog čia protarpinis badavimas, jeigu tu normaliai nueini miegoti, normaliai ryte atsikeli, tai tu normaliai ir valgai, tas 12 valandų ir praeina. Bet kur būna ten jau tie dideli tokie ciklai, galima pasidaryti vieną kartą savaitį, bet nepastoviai kaip daro kiti, nes šitie dalykai, kaip ir tos baltyminės dietos, jos gali būti taikomos terapiniais tikslais, kada prižiūri gydytojas, kada žmogus turi problemų ir su dietologais, kiek esam kalbėję, taip, gali būti tie dalykai naudojami tik tai gydymo tikslais. Bet ne tai, kad tu esi sveikas, ir tu sugalvoji, pavarysiu, kad pusmetį ten nevalgysiu kas antrą dieną. Tai trūkumas yra kalorijų organizmui, o kalorijos yra reikalingos, kad funkcionuotų ir mūsų smegenys, ir mūsų plaučiai dirbtų, širdis, kepenys, inkstai ir taip toliau. Tai kalorijos jau tam yra reikalingos, negalim sėdėti ant nulio, kai ilgainiui turėsim daug problemų. Tai fiziškai aktyvus, tai aš kaip sakau, tai nereiškia, kad sporto salėje sėdėti, tai reiškia, kad turim eiti, vaikščioti, judėti, kad būtų gera kraujotaka, kad teptųsi ir sąnariai, nes jeigu mes nejudam,
gerkit kokius norit stebuklingus papildus, sąnariai jie nesiteps, jie džiūs. Tai va turi būti tas judėjimas, vaikščiojimas ir jeigu norim, kad viskas gerai vyktų. Ir išlikti pozityvus, tai va ta socialinė aplinka. Ne, mes matom žmonės, kurie tam negatyvė gyvena, jie užsisukę, jie yra vargšai, ne, išdygo sloga, viskas aš mirštu. Tai va vėl tas toksai supratimas, bet kada tu esi tarp žmonių, kurie tave palaiko, kur pastiprina, ne, kad ir istorijos tos tokios, tai labai priklauso tas toksai mūsų irgi nusiteikimas. Ir kada mes kalbam apie Neolife, aš tai pagalvoju, kokį stažą jau turi šitą kompaniją. Tai yra nuo 58 metų jinai dirba dėl žmonių, jinai kuria produktus mums, visiems, kiekvienam. Tik tai vat, reikia laiko, kad tą suprasti, kad už kiekvieno produkto stovi mokslas. Ne Marytė kažkur ten užliekniai sukūrė kažkokį kerpę iš medžių, iš miško parinešė sutrynę ir pardavinėja kerpės, aš nebereikal paminėjau, nes yra labai irgi ant bangos. Kažkas sugalvojo, nuėjo prisirinko, sudžiovino ir pardavinėjo, koks pirkimas yra. Aš tai galvoju, Dieve to mano, neaišku, kur sutrynė, kaip įžiovino, dar koks grybas įsiveisė, pelėsis, dar kažką ir sukapsulia. Visi gali būti dabar gaminti kaip kremus, ne, kaip kosmetologė Vailona, ką sakė. Kiekvienas gali turėti savo brandą, kremą, susikurkit ir naudokit, yra formulės ir viskas. Tai kaip jie veikia, tai čia yra kitas dalykas. Tai va vėl mes esam saugus, tai yra specialistai, aš sakau, kai tu per laiką pradedi suprasti, tai yra mitybos specialistai, tai yra mokslo daktarai, savo sričių, biologai ir panašiai, ir jie dirba tą darbą, jie turi dirbti tą darbą, ne Marytė iš užlieknės. Tai va visi produktai, tai yra kaip gamta sukūrė, va pilnos formulės, tai va mokslas išgrynino ir pateikė mums tą patogią naudoti formą. Ir iš tikrųjų man kaip vartotojai, man tai yra be galo svarbu, kad yra atlikti klinikiniai tyrimai ir jie yra publikuoti mokslinėse žurnaluose. Žinot, kas man dar labai patiko? Vėlgi mes primirštam tos tokius dalykus, o dabar baltymų mokymuose, kai buvom, kaip Vitalija, kas sakė, šitie žurnalai yra nerecenzuojami. Recenzuojami tiksliau. Ne bet kas gali patekti. Nes, pavyzdžiui, yra kiti tokie paprasti žurnaliukai, kur ten yra nerecenzuojami. Kas nori, tas rašo, nieks netikrina, tai tiesa ar ne. Tai va tas yra didžiausias toks išskirtinumas. Čia bet kas nepapuls, nes kiekvienas straipsnis, kiekvienas žodis yra patikrintas, ar tai yra tiesa. Tai va man tai sakau labai. Ir vėlgi, kad visos medžiagos yra naudojamos atsižvelgiant, kad pamaitintų mūsų ląstelę, ko reikia ląstelė ir naudojamos pačios bioefektyviausios maistinių medžiagų formos. Nieko nėra, ko mums nereikia kerpių, mums šitų dalykų nereikia, mums reikia maisto ir va viskas yra sudėta šeimom. Tai va tas iš tikrųjų be galo svarbu, nėra išskaidyta, kad ten iš skirtingų buteliukų susirinkit karotinoidus ar dar kažką. Visas komplektas yra vienoj vietoj. Ir kas svarbiausia, va, ką suvalgom, ką suvirškinam, eina į žarnyną, per kraujotaką įsisavina į ląstelę arba ne. Jeigu mūsų ląstelės yra sergančios ir neįsisavina. Ir jeigu pasižiūrėti, kas svarbiausia jau virškinimo sistemai, tai yra lyjošius, tai yra šampanas gali jisai būti, yra ir tobulo dovana kiekvienam ir įvertins ir per šventės, tai yra fantastiškas produktas ir namuose turėti. Mažą ką kažkur užvalgėm ar vaikai užvalgė, labai greitai ir leidinę nuramina, ir tai rūgštis sukilo nuramina, ir virškinimą pagerina, ir jeigu ar apsinuodimai, ar rotavirusai, ne, va kas auginom vaikus, turim patirti kartu su beta-glandu. Toliau sudėty nėra aloino, tai reiškia, kad gali vartoti ir onkologiją ar sirgę, ar sergantys žmonės, tai jis yra grynas, išgrynintas ir jis yra paruoštas vartojimui. Toliau, jeigu žiūrint žarnyną, apskritai viso organizmo sveikatai ir mūsų sveikam svoriui yra reikalinga žarnyno tas balansas, kad būtų, tai nereiškia, kad nebūtų blogųjų bakterijų, bet kad būtų pakankamai gerųjų bakterijų. Čia pamąstymui tik tai tokia skaidrė, nes lėtinis tas uždegimas, vėlgi, kada yra nesveikas žarnynas, kada yra kiauras, tas sisteminis uždegimas vyksta. Ir kiek daug problemų.
Tai va kiek daug išsivysto apie autizmą, aš kaip sakau, jau ir tyrimai 2002 metais tai yra įrodyti, tik kažkodėl niekas nenori dar pripažinti. Toliau, blogas burnos kvapas, tikrai yra žmonių, šalia kurių, nori įsibėgti, bet tai nereiškia, kad tas žmogus yra netvarkingas. Čia ne dėl to, čia dėl to, kad jam yra problemų su žarnynu. Tai va tvarkyti, kad nebūtų tų uždegiminių procesų. Toliau kalbant apie žarnyną, tai būtent gerosios žarnyno bakterijos ir ką mokslas mums vėl davė, tai 5 skirtingų rūšių, toliau parodysiu kokias būtent tos rūšis, bet didžiausias išskirtinumas tai yra ta Gelgarda apsauga. Kada kiekviena ta bakterija, jinai išgyvena rūgštiniai terpėj, nes turi apsaugą ir praeina į žarnyną pasisėja. Tai va kas jau turim patirčių, mes matom, kad atrodo vartoja bakterijos, tokių rezultatų, paima, pakeičia, sako, negali būti, gali. Nes jeigu nėra apsaugos, skrandžio rūgštis, jas viskas, nužudo. Arba va kas buvom, čia jau nežinau kiek metų atgal, ar Selė, tu tikrai buvai Šiauliuose vieną gydytoją, tokiais juodais trumpais plaukais, kada dalinosi patirtį. Irgi pradžioj skeptikė labai buvo, bet jie prieina prie laboratorijų, jinai pasiėmė bakterijas ir pasiėmė iš vaistinių kelių rūšių bakterijos. Ir Eglė yra pasakojus, ten dar kažkur buvo atlikti tyrimai. Bet čia pati gydytoja, jinai paėmė, atliko, sako, aš buvau šokė, pasižiūrėjusi į vaistininės, kur lavonai, kur vienas kitas tas štamas, kaip jie vadina, sudygo, Neolai sako, visos sudygo, viskas tada, klausimų nebėra. Tai va, kokie tai yra produktai. Vėlgi tai yra čia tos skirtingos rūšys, jeigu pasižiūrėsim, 80% imunitetų yra žarnyne. Tai va, nuo žarnyno viskas ir prasideda, tai va turim tvarkyti toliau, jeigu kalbam apie tą riebalus ir deginimą ir kad nepriaugti, tai va pagrindinės tos maistinės medžiagos ir ką mes, sakykime, turim Neolife, tai mūsų ir nerviniai sistemai, vėlgi kompleksas vitaminų, mineralų, iš grūdinių ir ankštinių, ko iš tikrųjų nesuvalgom, ir ląsteliai atstatyti, tie gerieji riebalai eina į sudėtį omega, apie omega šiek tiek plačiau parodysiu, vitaminas C, tai yra visiškai natūralus, be alergenų ir vėlgi tai yra pilna formulė, koncentruoti. Ir kažkada kažkur perskaičiu, čia ne mano sugalvota, neprisiimu nuopelnų, sako, ar jūs žinot, kad meškiukas ir karvutė tai ne saldainių pavadinimai? Ar žinot? Tai yra perspėjimai. Tai va, kad netaps meškiukais ar karvutėm, yra Botanical balansas ir aš jį specialiai čia padėjau, išskyriau, ypatingai šventinių laikotarpių prisiminkit jį vartoti. Tai ne tik dėl to, kad nenorėt cukraus, iš tikrųjų ir nėra to poreikio, kas jau vartoja, aš ir pat ir nuo savęs galiu pasakyti, nors ir formulė veikia, ten chromas yra, nebėra tokio poreikio cukrui, bet Botanicalas tai yra nuostabus produktas, jis padeda ir virškinimui, jis padeda kepenim apsivalyti, jis padeda apsaugoti kasą, plus jis labai yra prieš uždegiminis, labai stiprus, taip, labai stiprus prieš uždegiminis, vėlgi kam su depresijom, kam PMS-ai, skausmingos mėnesinės, tai iš tikrųjų daug patirčių yra, kaip įdomiai veikia prieskonį. Bet ypatingai virškinimui, kepenim, kasai, ypatingai šventinių laikotarpių, aš sakau, savo namuose turėti. D vitaminas tai yra vėlgi būtinas, nežinom, kad tai yra hormonas, bet vėlgi D vitaminas pradeda veikti kaip hormonas. Jeigu paimti tyrimų lapą, kada pasižiūrim ten nuo 75 iki kiek, yra iki 200, iki 100, iki 240, man atrodo. Tai va, 75-240 padalinant per pusę, va, nuo tos pusės jau į didžiąją pusę, kada eina, tik tai tada jis pradeda veikti kaip hormonas. Iki to jisai tik padeda įsisavinti kalcijų kaulus. Tai įsivaizduokim, o jeigu ten yra visai minusas, ten duobė didžiausiai, tai nei kalcis įsisavina, nei jis veikia kaip hormonas, nei jis negali padėti mums atstatyti hormoninę sistemą, tas yra be galo svarbu irgi sveikam svoriui. Kofermentas Q10 irgi labai yra reikalingas, kad mūsų ląstelės būtų gyvybingos, magnis ir kraujotakai, ir nerviniai sistemai, ir hormoniniai sistemai. Tai va, kad mūsų kraujagyslės būtų sveikos, neužsikimšusios, tai va, omega-3 riebiosios rūgštys reikalingos ir jeigu pasižiūrėti vėlgi, man visada žiūrėkit faktą. Ne tai, kad čia va Valerija pakalbėjo, ne, ar dar kažkas pakalbėjo, imam tikrinam faktus, aš irgi pradžioj tikrinu. Tai va žiūrim, sudėtinės dalys, visur pasižiūrėsim, tai yra žuvis, reiškia, tai yra raumuo,
ne kepenys, ne atliekos kažkokios. Ir kai žiūrim va šičia, kiek yra riebiųjų rūgščių, jeigu pasižiūrėsim pačią sudėtį, nėra jokių polifenolių, jokių D vitaminų, E vitaminų paslėptų ir panašiai. Ir labai svarbu žiūrėti, kiek yra, kad ir vienoj kapsulėje, bet pačią sudėtį 3 kapsulėse, tai 1 gramas suaugusiam žmogui. Ir tai yra išgrynintos omega-3 riebiosios rūgštys, molekulinės diferenciacijos pagalba ir pasižiūrėkit, tai atitinka visos 8, o čia yra išvardintos, atitinka kiek yra parašyta, kiek omega-3 riebiųjų rūgščių. Jeigu kažkur randat arba atneša klientai, pasižiūrit kitą omegą, žinokit, daugiau negu 14 metų nesu mačius, nuoširdžiai sakau, nesu mačius, esu išstudijavus va šitiek omegų etikečių, man atneždavo dar ir treniruotės, kol vedžiau, man čia prineždavo, rodydavo ten norvegiškas stebuklingas, vartoju dar kažkokias. Tai va, kur rašo, tai iš kitų iš vis rašo riebalai, iš jų ten omega-3 kažkiek ir paskui pavardintos daugiausia esu mačius 2 rūgštis, dabar sakė kažkas lygtai jau 3 yra man, aš daugiausia 2. Jo, tai neatitinka, tai aš visada klausiu, tada palaukit, kas tada yra tas skirtumas, tas riebalas, ar iš vis neaišku kas, jeigu nėra atitikmens, nes jeigu yra grynas švarus produktas, jisai ir atitinka taip, kaip parašyta etiketėje, taip, kaip yra suskaidyta. Tai va visada kelkim klausimus. Ir kaip sakiau pradžiai, tai yra atlikti klinikiniai tyrimai ir jeigu kas liečia uždegimą, nes vėlgi ir tas pats uždegimas ir ligas kelia ir tas pats, sakykime, ir viršsvoris gali būti įtakojamas, tai vat atlikti klinikiniai tyrimai per 8 savaitės 68% sumažėjo uždegiminiai rodikliai, įsivaizduoja. Tai yra fantastiški rezultatai. Ir pačiom ląstelėm, membranom, kad būtų sveikos, gerųjų riebalų, tai yra iš grūdinių ir akmenių, čia tik tai riebaliukas yra pats, nes mes jo negaunam, kadangi grūdai, miltai kiek yra išvalyti, kad stovėtų prekybos centrų lentynose belė kiek. Jeigu žiūrim va į ląstelę, jeigu trūksta va tų riebaliukų, mes galim vartoti, mes galim imti tą patį C vitaminą, tą patį botanikalą. Šiek tiek turėsim rezultatą, bet neturėsim iki galo. Nes yra tyrimai atlikti būtent su trienenu, iki 50% geriau savinasi maistinės medžiagos ir vaistai. Šitą turim irgi atsiminti, bet čia yra labai gera žinia, sakau, jūs įsivaizduokit, jeigu vartoja kažkokius vaistus, vartojant trienen ar kitas maistinės medžiagos, gal reikia kažkokių vaistų vartoti. Tai mes nesakom, nes yra tam tikrų lygų, ne, organų nebėra, dar kažko. Gal yra reikalinga tam tikrus vaistus vartoti, bet ant 50% jums reikės mažiau. Ką tai reiškia? Mažesnė dozė, mažesni šalutiniai poveikiai. Tai aš sakau, va čia yra, vau iš tikrųjų. Ir kad ląstelės būtų gyvybingos, reikalingas kofermentas Q10, va čia mitochondrijos, jos gamina tą energiją, nes kodėl mes neturim jėgų, gal ir ląstelės pačios yra užtukusios, jos jau nebesisavina maistinių medžiagų ir trūkumas kofermento Q10. Tai va, kaip sako, nuo 40 metų jau visiems rekomenduojama kiekvieną dieną vartoti kofermento Q10. O jeigu vartoja statinus, tai iš viso nuo tos dienos, kada pradeda vartoti statinus, jeigu žmogus ir bijo, nutrauktos vaistus, nors realiai, kiek rodavo mūsų patirtis, jau ne vieno dešimtmečio, kad galima gyventi ir be to. Tai čia kita tema. Tai va, kofermento Q10, kokia yra nauda ir vėlgi matome, hormoninė sistema yra reikalinga. Ir metant svorį, čia apie tą riebalą keitimą, tą blogai, to geruoju vadinamoju, kuris lengviau deginasi. Tai yra labai svarbus kofermentas ir Neolife mokslininkai yra sukūrę visiškai natūralų kofermentą Q10, jį pastiprina L-cisteinas, polifenoliai, tai iš tikrųjų ir greitą tą tirpimo technologiją jau per 2 minutės skrandį pasileidžia ir turi labai labai greitą tą rezultatą. Toliau, jeigu žiūrim, tai yra kaip funkcinis maistas, yra svorio reguliavimo programa, galima sakyti, bet nesiakcentuoti tai mūsų kasdienybėj gali būti, ypatingai vaikam, kurie nevalgiukai arba pusryčių nenori valgyti arba skuba arba patys skubam, nes tai yra amino rūgštys, vitaminai ir mineralai. Jau baltymas suskaidytas į amino rūgštis. Jau vyksta įsisavinimas, tai mūsų ląstelės jau naudoja kaip statybinė medžiaga
Ir tai yra su skaidulom, tai ypatingai, fantastiška, tai va galima su vandeniu, galima su pienu imti skiesti ir tai yra subalansuota. Su vitaminais ir mineralais, va visos amino rūgštys yra išvardintos ir padeda stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje. Tai iš tikrųjų yra patogu ir naudoti, yra tokiais pakučiais. Mes plakam su vandenuku, su šiltu vandenuku, man patinka su šiltu, nes greičiau išbrinksta ląsteliena. Tai va, aš darau maždaug 200-250, tai va mažiau prasiskėdės, gaunas tirštesnis. Pavyzdžiui, anūkui mes dedam pusryčiam, kada verdam košę, nesvarbu, kad ta košė ne tos kruopos iš malūno, bet vis tiek kas yra košė, tai yra praktiškai angliavandenis, o pusryčiam yra reikalingo irgi baltymo labai svarbu, ypatingai augančiam organizmui. Tai va, arba neulašeika, arba nutrišeika, aš įmaišau pusę pakelio į tą dubenėlių košės. Tai va tada jis gauna jo viranglę, bet pravedinu šiek tiek, nei karštą, tai va nekepkite, žinau, kad ir kažkas sugalvoja kažkokiu receptu, netinka kepimui, negadinkim gero produkto. Tai va šiek tiek pravedinu, į košę truputį sviestuko šitas, nes jisai tokio kaip ir neturi to labai saldumo, bet tas skonis toksai geras ir gauna ir amino rūgščių. Tai va tas yra labai svarbu, sakau, vaikais ypatingai rūpinkimės ir savim rūpinkimės. Nes jeigu trūks amino rūgščių, žinokit, ir C vitamino, nes amino rūgštis ir C vitaminas atsakingi už kolageno gamybą. Kolagenas tai yra ir mūsų, aišku, ir oda, ir mūsų raiščiam visur, sąnariam yra reikalinga, bet kad nepradėtų per anksti atsirasti raukšlės, kad nepradėtų važiuoti viską žemyn, aš sakau, ypatingai kas mažina svorį, tai yra labai labai aktualu. Toliau arbata. Tai nėra paprasta tiesiog arbata, tai iš tikrųjų yra žolelių gėrimas, arbatos ir žolelių, nes mato, tai yra žalios arbatos ekstraktas, jeigu pasižiūrėtumėte tą antioksidantą, tai labai stipri, sakykime, stiprus gėrimas, kas liečia mūsų sveikatą. Tai gerina ir medžiagų apykaitą gerina, ir kraujotaką padeda, vidinį riebalą tirpdyti, virškinimui tai yra labai labai gerai. Tai iš tikrųjų yra nuostabi, tai va matote, ir kraujotaka, ir susikaupti, tai yra smegenim mūsų. Irgi yra labai patogu naudoti. Čia yra kaip ir teoriškai, galima į vieną, galima 2 puodelius pasidaryti, aš pasidarau ir 4 ir 5. Nes aš silpnesnė geriu, man nereikia stiprios ir jinai ypatingai yra labai gerai, kada sušala, nes jinai sušildo. Tai tada noris išsirengti, aš irgi mėgstu šilumą, tai tą arbatą mano vyras juokias, kartais namų šalta, reikia arbatos išgerti, nes jinai sušildo. Toliau užkandukai aš jau buvau minėjus, tai subalansuoti, sveiki ir ne tik vaikam ir mum patiem, tai va ir su grūdais, uogom, riešutais ir sėmenim, be pridėtinio cukraus, va kiek uogos, ten turi to, sakykime, saldumo, bet jokių pridėtinių cukrų ir čia matom irgi yra skaidulos, baltymai, omega 3, aišku, tai augalinės kilmės omega, bet jinai vis tiek mums yra reikalinga ir naudinga ir be glitimo. Kas liečia šventės, šiek tiek prabėgsiu detoksą, bet iš kitos pusės, nes jeigu neturit savo namuose, savo rūsy, savo šaldekliai, naminių daržovių, uogų, vaisių, nedarykit dabar detoksų. Nes kas perka iš parduotuvių ir daro detoksą, įsivaizduojat, kiek yra nupurškiami tie vaisiai ir daržovės, kurie yra parvežami. Tai ten jau kepenim jau gaunas intoksas. Nesvarbu, kad žarnynui ląsteliena yra gerai, iš vienos pusės taip. Bet iš kitos pusės mes teršiam savo organizmą. Mūsų tikslas yra jį valyti. Kai prasideda savo nuosavį, tada yra viskas gerai. Pavyzdžiui, mes turim ir šaldytų prisišaldę, ir tam Rūsy, mes obuolių turėjom praeitais metais, iki kol prasidėjo naujas derlius, tokią veislę turim. Tai labai džiaugiuosi. Bet yra labai siauras pasirinkimas. Žinokit, yra sunku išsilaikyti, aš pati bandžiau daryti detoksą, nes buvo norinčių, aš palaikiau,
Bet aš sakiau, chebra, nedarykit. Yra mažas pasirinkimas, vis tiek norisi daugiau, nes nėra nei tų uogų. Šaldytos, nus jos atsileidžia, jos nebėra tokios. Šaltas, nelabai nori valgyti, kiek tų sriubų prisivirsi. Galima tas 2 dienas iškentėti, bet kam to reikia? Aš geriau pasakysiu, kaip tą padaryti, kad nereikėtų detokso. Šiaip detoksikacija yra labai geras dalykas, sakau, kad atsiranda savo jau salotos, jau daržovyčio atsiranda, nes detoksas jisai padeda išsivalyti, bet ne su parduotuviniam. Nedarykit su parduotuviniam. Nes ne dėl svorio, ten svorio gal ir nukris, bet bus problemų su oda, prasidės su tom pačiom kepenim, gali prasidėti su virškinimu, tai bet nedarykit šito. Tai va, detoksas jisai padeda subalansuoti, nes pavyzdžiui, o žinot, kodėl vidurių užkietėjimas yra blogiau negu badavimas? Todėl, kad daug toksinų eina. Jo, kada neišeina, tai va čia irgi reikalinga ląsteliena, bet reikalingas ir vanduo, turi būti sąmoningi. Jeigu ir valgom daugiau ląstelienos, turim gerti ir vandens pakankamai, tas pakankamai kiekvienam skirtingai. Nors jeigu skaitėt paskutinį lifestyle, va čia naują, tai irgi va tos, turėjot gauti, nes jau vaikšto. Tai rašo didesnį kiekį negu paprastai, va, kad aš kalbu, bet lengviausiai yra pasiskaičiuoti 30 ml vienam kūno kilogramų. Nėra, kad 3 litrai visiems, pavyzdžiui, mano vyrui reikia 3 litrų. Man tai yra per daug, aš išsiplausiu vitaminus, mineralus, mano inkstai žvieks jau ten. Tai yra per daug, tai va kiekvienas pasiskaičiuojam savo, tai va kad nebūtų tų toksinų. Tai va detoksikacija padeda pašalinti toksinus automatiškai imunitetui, gera pradžia greitesnė va tam svorio metimui, bet ant šito nežaiskim, neturi tas būti kaip pagrindas ir daugiau energijos yra. Tai yra lengva daryti, va yra, aš net ir sudėjau, tai yra keli produktai, betavardas, jisai labai stiprus detoksikatorius. Dr. Arturo Forsto autorinis darbas. Garlikai tai yra kaip antibiotikai, galim toliau praeiti, tai va, kaip antibiotikas ir jisai subalansuoja žarnyno florą. Tai jeigu yra per daug blogųjų bakterijų, jisai padeda tą dalyką sutvarkyti. Tai va, kodėl aš sakau, padarykit geriau kitaip, geriau išmintingai vartokit nuolat šitos produktus. Nesikoncentruojate detoksikaciją, bet supraskit, kad vyks natūraliai visi procesai. Tai va, vartojat garlikus, apsaugosit savo žarnyną, bet garlikai vartojam ne ryte, gerosios bakterijos vakare. Šitą turit žinoti ir tai bus ir virškinimui gerai, ir širdžiai labai gerai, nes va, licino kiek yra, limfai labai gerai, garlikas yra labai reikalingas limfai apsivalyti. Ir nedirgina, jeigu yra jautri skrandžio gleivinė, nes kaip ir C vitaminas, taip ir garlikas, jisai nueina į žarnyną ir tik ten vyksta įsisavinimas. Ypatingai garliką pavartoti tiek patiems, tiek vaikams, jeigu namuose turite augintinių, ypatingai katinų. Tai va, betavardas, jisai apskritai iš savęs yra stiprus detoksikatorius, tai va, pažiūrėti, yra ir karotenoidai, ir cinkas varis, tai va, ir B grupė. Tai padeda ląstelėm detoksikuotis. Aš atsimenu, dabar jau kokį gal 12 metų atgal, Luiza Lukšienė, mokslininkė mūsų Lietuvos, genetikė onkologė, buvom pakvietę į Mažeikius, jinai skaitė paskaitą. Sako, žinokit, aš atvažiuodama pasidomėjau, kokia čia situacija užterštumo pas jūs Mažeikiuose, nes yra gamykla. Tai jinai tada ir pasakė, betavardo jūs turite vartoti 7 kartus daugiau negu rekomenduojama gyvendami Mažeikiuose. Jinai neolakinai parsiveždavo daug seniau negu Lietuvoje atsirado iš Amerikos, nes jinai keliaudavo su savo mokslininkais, su savo darbais. Tai va įsivaizduokit, ir čia yra kiekvieną dieną, nelauk pavasario ir daržovių, kada detoksą pasidaryti, bet kiekvieną dieną padėti mūsų ląstelėm apsivalyti. Plius karotenoidai stiprina imuninę sistemą. Nuo virusų cinkas, tai yra fantastiškas dalykas. Selenas irgi apsaugo. Selenas mūsų skydliaukei labai reikalingas yra. Tai labai grupė nerviniai sistemai ir virškinimui labai reikalinga. Tai va, ar apsinuodijimai, arba, va, kaip sakau, profilaktiškai, tai betavardas yra nuostabus produktas. Apie bakterijas jau pakalbėjau. Ir va pati ta programa, sakykime, jeigu pasižiūrėjote, tai yra, aš galvoju, pavasarį galės padaryti, kada jau bus daržovės ir vaisiai. Tik aš visur pridedu
po vieną. Mes kai darom, tai va, 2 garlikai ryte, 2 garlikai vakare, čia kada bakterijų nevartojam, 4 beta-glukanai ir visi kiti papildai, kurie yra be riebalų. Daugumą valgomos žalios arba lengvai garintos virtos daržovės, vakare geriau pagarinti, nes kad lengviau virškintųsi, kur yra cukringi vaisiai, juos iš viso išmetam, jokių vynuogių, matau prisikrauna vynuogių, persimonų, tai nėra detoksikacija, tai yra savęs apgaudinėjimas. Tai va, ir skysčių vartoti ir arbatą rekomenduojama. 3 dieną, nors rekomenduoja pagal 3 dieną pratęsti bent jau iki 7 dienos, 3 dieną jau galima įtraukti kaip užkandukus batonėlius, įsitraukia 2 kokteiliai, va būtent amino rūgštis atgauti ir vienas sveikas patiekalas, tai yra daržovės ir ar tai balta mėsytė, su žuvim čia tokia teorija, tik tai daugiau, kad va, geros žuvies kažkur nelabai jos, ne? Tai va galima kiaušinių, pieniškų produktų nevalgyti, irgi esu mačius, kas dedasi, kad alevarškinį sūrį valgo, šito netraukia. Ir vėlgi arbatą vartojam, arba jeigu be batonėlių, tai va galima salotos, kada jau turim savo pavasarį ir ryte vakarė kokteilį, salotos užkandukam ir vienas sveikas tas patiekalas. Čia jau eina acidofilus jau ryte ir vakare ir dar beta-glukanas ir čia jau visi riebaliniai papildai įsitraukia. Tai, bet aš kaip sakau, dabar, kol nėra savo daržovių, pastoviai vartojam, kad organizmas ir detoksikuotųsi, ir kad čia nebūtų betvarkės tų bakterijų. Apie botaniką jau pakalbėjom, tai va matom, kokia yra fantastiška sudėtis. Ir aš atsimenu, čia dabar kiek jau metų atgal, kokie 7-8, kada įvedė į mūsų rinką, kada sukūrė šitą produktą, aš skaitinėjau, žiūrinėjau, aš visada į mokslinės tas publikacijas įlendu. Tai žinokit, aš jį taip įsimylėjau. Ir toks fantastiškas produktas, kiek daug duoda naudos, aš esu daręs grynai apie jį renginį. Toliau, kodėl ląsteliena, kodėl neištižinti daržovės, kodėl mes jas turim valgyti. Mes turim dabar kopūstus, morkas, burokėlius, valgykim. Neišmeskim tų pačių bulvių, tikėsime, kaip mes jas pagaminsim. Tai išvirta bulvė, jinai yra visai gerai. Ar ten orkaitė paimta, jinai iškepta, jinai viskas yra su jie gerai. Jinai pasidaro blogą, kada daromi kūgeliai, bet ne bulvė bloga. Tai va visi tie taukai, tos 30-40% riebumo grietinės dar su spirgais, čia va padaro tą didžiausią blogį. Tai va, nes ląsteliena daržovės yra mums reikalingos, matot, virškinimui, šalinimui ir padeda atsikratyti va tų besikaupiančių toksinų. Tai yra maistas mūsų žarnyno bakterijų. Visi Neolife produktai, va kodėl Provitality ir ją ant pjedestalo iškėliau, tai yra ir fantastiška dovana savo mylimam žmogui, sau prisiminti save, nes tai yra kokybė be kompromisų, visi produktai, aukščiausios kokybės žaliavos, tai yra biologiškai aktyvios maistinių medžiagų formos, tai kurios turi tą terapinį poveikį. Ir tai yra klinikiniai tyrimai, nieko nėra dirbtina žmogui. Ir va tie pažangiausi moksliniai metodai ir procesai, va jie yra patentuoti. Ir jeigu pasižiūrėsim, tai yra visa, kas reikalinga mūsų gerai savijautai, ne? Maistinės medžiagos, va iš to tikro maisto, svorio reguliavimo, va ta programa, arba kaip papildyti savo kiekvieną dieną, vėlgi kūno veido priežiūros priemonės, vėlgi tai yra, kas mums reikalinga, nėra jokių pudrų, jokių lūpdažių ir taip toliau, nes mes be to galim gyventi, bet vis tiek va tą su koprausėme, šampūnus, dušogėlius, kremą naudojam, tai va tai būtų saugu ir sveika, ir namų priežiūra. Tai aš kaip sakau, tai yra pačios tobuliausios dovanos iš mūsų pačių parduotuvės, bent jau turinčios vertę. Ir šiandien tiek, žiūrėkit, tai jau beveik valandą.